Teisėjas mūsų šių 2 dienų Aurimas Laužadis. Gerbiamas Arūnai. Labą rytą visiems, laba diena, jau gal diena visiems, kurie atvyko čia anksti. Kaip ir kiekvienais metais, gamta nepagailėjo mums saulės, matom bus graži diena, daug dalyvių. Džiugu, kad šiemet mes turime iš tikrųjų labai didelę šventę. Tai yra ir seniūno taurė, ir vienas etapas aukščiausios lygos mėgėjai. Todėl, kaip matau, visi tikrai atsivežėt labai gerą nuotaiką, kaip ir buvo prieš tai minėta. Tad linkiu tikrai gerų, įspūdingų varžybų, gražių akimirkų ir geros jums šventės. Ačiū. Labas rytas ir labą dieną, kiek žinau, jūs anksti jau pakilę darbuojatės, tikrai malonu matyti tokį gausų būrį, bus matyti dar gausesnis savų rokiškėnų, svečių iš Rusijos, Baltarusijos, iš mūsų kaimynų Latvių. Kalbėdamas prieš kelius metus sakiau, kad kada sakydavau, kad Rokišky vyksta paplūdimio turnyras, visi stebėdavosi. Prie ko čia Rokiškis ir paplūdimį? Neturit nei jūros, nei didžiulio labai ežero prie miesto. Tačiau šiandien, praėjus tiek metam, jau šiandien atrodo, kad mes turim viską. Ir jau niekas nebeklausia, ar iš tikrųjų ten Rokiškyje vyksta paplūdimio tinklinio turnyrai. Ir jeigu jo vyksta Lietuvos aukščiausios lygos etapas, reiškia, mes įsitvirtinom. Tai noriu pasveikinti visus čia atvykusius, pasportuoti su vasaros pradžia, pirmąjį vasaros šeštadienį ir sekmadienį, turiningai praleisti Rokiškyje, gerų sportinių rezultatų. Ir manau, kad organizatoriai, kadangi kaip kaltininkas buvo paminėtas seniūnas Arūnas, matyt, pasistengė, kad viskas būtų gerai. Vakar lietus truputį grasino mūsų kraštui, bet visų pastangų dėka debesis buvo nuvyti laikinai iki Latvijos teritorijos. Tai matyt, jis žada grįžti nuo antradienio trečiadienio. Tai taip, kad šitas savaitgalis bus puikus. Tai puikių jums rezultatų. O aš padėkodamas gerbiamas Stasiui už jo indėlį, matot jau vien tas pats faktas, kad viskas patikėta Rokišky. Net federacija nebeatvažiuoja pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Aš manau, kad tiek Stasys, tiek teisėjų brigada vadovaujama Aurimo atliks viską kaip priklauso. O tau, gerbiamas Stanislavai, kaip pavargsi belaksydamas po šitos pliažų savo. Paskaityk istoriją. Ji labai gyvenime praverčia, prašviesina protą ir sukelia naujų minčių. Visokeriopos sėkmės, o dovanos tau. Ačiū gerbiamas Vytautai.